eina tas asmeninis augimas. Štai kodėl. Visų pirma, ką iš vis reiškia asmeninis augimas? Tai pasako labai daug, bet tuo pačiu nieko nepasako. Daugelis žmonių užsiema asmeniniu augimu savarankiškai. Jie lieka vieni, užsidarę su savo mintim, skaito knygas, žiūri YouTube, klauso podcast'o, bet negauna atgalinio ryšio iš kitų žmonių. Žinai, ko tau tikrai reikia 21 amžiuje? Emocinės bendrystės. Moksliniai tyrimai rodo, kad mūsų laimę lemia būtent tai, ar mes turim pakankamai emocinės bendrystės savo gyvenime. Ir mūsų asmeninis augimas, tikrasis asmeninis augimas, vyksta būtent, kai mes turim gilius, praturtinančius santykius. Daugelis mūsų to turime nepakankamai. Mūsų visuomenė išgyvena vienišumo epidemiją ir mums yra vis sunkiau megzti prasmingus santykius. O emocinė izoliacija yra vienas didžiausių skausmo šaltinių gyvenime. Ir visai nesvarbu, ar tu turi draugų, ar turi artimųjų. Jeigu nesigauna jums dalintis gilesnėm savo emocijom, vis tiek santykiuose jausi tuštumą, vienišumą arba netgi beprasmybę.